Det var få, men det var karoliner. Vid Saladens flod mötte det en styrka mångdubbelt större. Motståndet var övermäktigt, men inte deras mod. I stormen över sand och snö föddes ännu en seger för Sverige! Labas, su jumis Tošis ir ką. Šiandien žvalgysim eilinį kartą Saločių mūšio vietą ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Realiai, kiekvienais metais čia kažko tai įdomaus ir linksmo išlenda, tai žiūrėsim, kaip šiais metais bus. Nes čia žvalgoma yra penktą kartą. Realiai turim 5. kartą, kada mes važiuojam žvalgyti būtent Saločių mūšio. Ir vis kažkas tai būna įdomaus. Tai reikiuosimės, žiūrim, kas gaunasi, klausom instruktažo ir einam susitikti prie pirmos duobės. Från Narva till Saladen, en tro, ett svärd, en mänsklig mur. Vi står, vi dör, men aldrig vi flyr. Karolinens själ består av bly. Saladen, där blått mot rött stod i strid. Saladen, där järn blev mäns fall och frid. Mot 100 män för varje vår. Vi höll vår mark. Vi vann i Saladen, där blått mot... Startavom su paskutiniam Saločių mūšio paieškom. Turim paskutinius laukus. Ir nueisim, pasižiūrėsim, kas ten yra. Nors orą žadėjo šiek tiek geresnį, bet biškinčiai mūsų užlyjo. Yra kaip yra. Minkas, Pasvalio klubas Metalo broliai. Ja, ir bandom susirast, ką mums paliko švedai, lietuviai, rusienai. Ar bus radinių. Radinių jau yra, iš tikrųjų keletas buratinkų tik pradėjus važiuoti, tik pradėjus eiti. Žiūrim, kas gaunasi ir susitinkam prie sekančios duobės. Turim vieną duobę, turim vieną kulką, kitoje turim duobę kitą kulką. Viena didelė, viena maža. Dar vienas burbulas. Jau realiai pagal visus šitos radinius, tai kažkur aplink šitą pusę turėtų būti, nes tos fermos iš tikrųjų gadina truputėlį vaizdą, bet kažkur tai tą pusę. Ir dar turim vieną kulką. Masyvios. Čia matyt gerai ir sako. Nuo tos pusės, sakykime, kažkur tai į šitą pusę buvo šūviai, nes dabar irgi pasipylė ant lauko vėliavėlės. Sakykime, kulkos atsitrenkusios į žemę ir kažkur tai sminga šitoj pusėje. Dar vienas lidinukas, žiedelis kažkoks tai, panašu į segę. Jeigu ką pasakysi, tai tame. Panašu į segę, kas čia gali būti, segutė kokia? Grandelė. Ką, turim ir mūšio, tikrai jau be kapojos ir stambesniais ginklais. Turim patrankos sviedinio galą, skeveldrą, matyt kažkam tai kliuvo. Ja, ir yra taip, kad toks vaizdas, kad kur dabar fermos, ten ir buvo. Kažkur tai stovykla. Ir šaudimas iš tos pusės į šitą ėjo. Tai turim. Ir tai dedam. Šitų visur yra. Dar vieną buratinką. Dedam į maišą. Ir einam toliau. Ir dar vieną buratinką. Kaip radinys.
Šalia manęs yra Ernestas Vasiliauskas, tai yra šių žvalgymų mūsų vadovas ir pagrindinis archeologas, kuris mums suteikė galimybę šitoje vietoje pasižvalgyti, būtent apie Saločių mūšį. Ernestai, trumpai papasakok apie patį mūšį. 1703 m. kovo mėnesį švedai žygiavo po šias apylinkės ir turėjo planų atsitraukti Bauske. Ir jiems kelią pastojo jungtinė rusų ir LDK kariuomenė. Čia būtų šitą pusę, taip. Jie įsikūrė savo stovyklą, o švedai iš Saločių pusės, iš pietų. Tai švedai matydami, kad jie neapeis iš vienos pusės upę, mūšą. Tenai mūšą. Iš kitos pusės pelkė, va čia matos tie krūmai. Ir tada švedai buvo įsprausti toj daly. Jiems reikėjo būtinai prasiveršti, atsitraukti į Bauskę, o jungtinė su LDK kariuomenė buvo įsikūrė patogioje vietoje prie Brastos, per mūšą į Biržus ir į Kėmėjus, tai yra kelią Bauskę. Na ir ryte švedai išsirikiavę, staigiai puolė. Puolimas buvo netikėtas ir, kaip prašoma, švedams buvo palanku tai, kad sniegas priešininkams krito į veidą. Matomumą jiems mažą. Mūšis truko neilgai, bet tai buvo pats didžiausias šiaurės karo 18 amžiaus pradžioje mūšis Lietuvos teritorijoje. Didžiausias mūšis tai yra dalyvių skaičium, bet jis truko neilgai, buvo švedai pasinaudojo tokio netikėtumo efektu. Greit atmušė LDK Oginskio kavaleriją iš kairio flango žiūrint ir tada staigiai įsiveržė į rusų stovyklą Vagenburgą. Kiek skaičiuojama, maždaug apie 600 buvo kritusių priešininkų rusų stovyklai. Ir mes čia jau 4 sezonas, nuo 22 metų žvalgome šios laukus ir mes turbūt tais metais jau laukas buvo už nugaros. Tie laukai buvo ir buvo ten upės į tą pusę. Na ir čia apie dabar jau būsim taip ir 100 hektarų išvalgę esam plotą, tai yra nemažas. Ir radom įvairių artefaktų, pradedant pirmaisiais metais buvo, kad dažniausiai randi to, ko neieškai, tai čia suskaičiavom 9 laikotarpius ir 9 kategorijas, kaip sakoma. Tai seniausias radinys buvo pirmais metais, buvo Tado bronzinis kirvelis. Datuojamas apie 1500 metų prieš mūsų. Padarė tyrimus? Jo, darė metalo tyrimus ir pagal tipologiją, Vokietija darė metalo tyrimus ir pagal tipologiją ir metalus datuojama apie tą laikotarpį. Paskiau tais pačiais metais buvo irgi įdomus radiniai čia už nugaros. Yra Saulius. Saulius rado sidabrinį žieduką ir jis man rado ir broncį. Jo, tą formą tą pačią. Tai, jo ruošinį. Tai kiek kalbėjau su Evaldu Babiansku, tai unikalus radinys realiai mūsų kraštam, tai yra unikalus radinys, nes žiedų randama, o kaip jie buvo daromi, čia vienintelis unikalus reikalas. Tai toj vietoje radom 14 amžiaus artefaktų ir jau kitais metais, 23-ais, nuo tos vietos į šiaurę link upės suradom. Paskiau buvo dar kitas laukės siurprizas. Ir šiemet, tęsiant tą vėlgi ankstyvesnės radybas, tai šiemet vėlgi 13 amžiaus antros pusės, 14 pirmos pusės jau į vakarus kito upelio vagoj. 2 artefaktai yra pasaginė segė ir kirvelio formos pakabutis, bet jie nėra nei apdegę, nei kaip kažkaip tai sugadinti. Kaip jie pateko į dugną, sunku pasakyti, gal kokie tai aukojimo ritualai. Na ir paskiau vėlgi kiekvienais metais radom irgi tokio netikėto, čia yra tas atvejis, kai archeologijoje, pradėkime nuo to, kad
Saločio mūšio mes žinojom, kad jo ieškom ir kur ieškom. Tai yra prie Šakarnių kaimo. Mes jau tikrai žinojom, ko ieškom ir kur, bet pernai kolegai Titui Tankvaičiui daviau ištyrinėti šovinius, gilzes ir kulkas, tai buvau giliai nustebęs, nesu specialistas, visgi pasirodo, tai ne antrojo pasaulinio karo radiniai, o nepriklausomybės kovų. Tačiau įdomiausia tai, kad nepriklausomybės kovos Latvių, Lietuvos teritorijoje, kur jų sąjungininkais buvo saksų dalinys iš Bauskės, aš dabar nepasakysiu kokią pavardę, bet yra žinoma. Ir jie kovėsi su bolševikais įsikūrusiais dešinėje mūšos krante. Tai va čia matom tokį keli sluoksniai, ta vieta tokia strateginė bus ir vėlgi ta, sakykime, nuo bronzos amžiaus ir vikinginiam periodui, ir viduramžiais, ir 18 amžiuje ir taip toliau. Ir paskui, aišku, pilna artefaktų yra iš Šakarnių kaimo gyventojų pamestų. Žiedai, sagos, monetos, Kaip ir visą laiką tai yra lydintys renginiai, kurie visą laiką yra šalia kažkaip tai žmogaus gyvenimo vietos. Smagu, viską pasakei. Jo, tai čia aišku, ne visko ištirti neįmanoma. Čia dar gali, vėlgi, įdomu būtų vėl po kiek laiko praeiti gerai šartą lauką, pasižiūrėti, Kas liko? Aišku, kad liko. Kiek išsirinkti? Bet kiek tu procentiškai dar gali surasti, koks ten 10% lyginant su ankstesnių metų tyrimais. O aš šiukšlių labai daug. Kiekvienais metais statistiką sudėčiau po 60 kg, turiu juodą metalą, visą kitą. Spalvoto būna kažkur 5-10%, o visą kitą juodasis. Tai kiekvienais metais po 60 kg. Dar kažkai yra įdomiai tos tarybinės monetos, tos koncentracijos vietų koncentruojasi, matosi. Kur hebrytė sėdėjo Algalaistė. Arba išvežė. Turbūt jie pametę tos pinigus neturėjo. Tada laimingi, bet šokio tokio džiaugsmo suteikė. Ok, tai va. Tokios tai tokelės su Saločio mūsų žvaldymu. Mūsų kompanija mūsų važiuoja po truputėlį. Jo, tai va toks tas laukas, tokia tai istorija. Ir ką, iki kitų susitikimų, žiūrėsim, kas bus toliau. Kiek?